Šiandien draugai? Jo, vakare. Ir? Būsim. Ką veiksit? Ką žinau, turėjo ten būti gimtadienis kažkieno, bet aš neisiu. Pas save tik pasikviesiu. Būsim valandėlę ir viskas užteks. Gerai. Sėdam? O, žiūrėk, senukas ant dviračių. Kaip manai? Jis namo važiuoja? Ką žinau, tikriausiai. O kaip manai atrodo jo namai? Nežinau, gražus. Daugiau? Gerai, koks mažas, baltas, nusilupęs namukas. Prikrautas pilnas daiktų, o jo viduryje būtų koks kvailas fotelis. Kurį jau žmona nupirko? Tikriausiai, nežinau. Kas dar? Dar galėtų būti didelis šaldytuvas jo virtuvėje. Nukrautas magnetukų. Labai daug magnetukų iš skirtingų kelionių. Bet keliavo ne jis, keliavo tai jo vaikai, anūkai. Dar galėtų jisai turėti papugėlę, su kuria kartais pasišneka. Nes jo žmona. Nežinau, kaip jis man pasakojo, kad jinai žiauriai ant jo užsivarė. Ja. Bet tai, kad jis tiesiog supyko, kad jinai išsiskyrė su juo. Ne, nu taip, bet tiesiog. Ale, taigi pati sakydai, kad jinai yra pasikėlus. Biški, bet Tai Aš- va, aš manau, kad jinai taip žemai nusileistų. gal, bet... Nu, pala, mes varom pas Tomą. Jo, manau, varom. Tai gerai. Autikas už 2 minučių, tai reikia skubėti. O, gerai, tada greičiau varom. Varom dar į tulikom.
Tu varai? Gal kitą kartą. Varom? Jo, aš tai. Tu kažkaip nelabai su jais dabar sutari. Kad viskas gerai. Tiesiog. Nesvarbu. Sakyk, Pavargęs aš ir tiek. visą mėnesį. Nu, nėra nuotaikos, ką žinau. Nu, Jau išvarom! okei, tai kitą kartą. Pažiūrėsim. Iki. Iki. Ateinu. Kada jūs nutolot? Nežinau. Gal net visai neseniai. O kodėl? Toks jausmas, kad kažkas pasikeitė. Atrodo, kad man viso to nebeužtenka. Kad tiesiog reikia daugiau. Nes pavyzdžiui, vat kaip mes čia dabar. Mes čia sėdim, šnekam, kalbam ir vat kartais kažką ir pasakom. Tiesiog. Ar girdėjai? Tėtis apšneka. Kas yra? Klausiau, kaip kontrolius, kur vakar išeisiu. Puikiai, viskas gerai. Gali pabūt dar, per vakarienę kažkaip normaliai. Tai būnu. Norėjot ir būnu. Sėdžiu. Patenkinti. Žiūrėk, gal kažkas ne taip, gal mokyklai kažkas negerai. Vėl tu man su savo šitais. Bet tu mums Pasakymais. pasakytum. Viskas man yra gerai. Viskas mokyklai sekasi puikiai. Vat lygiai taip sakė Jūratės vaikas. Paskui paaiškėjo, tyčias baisiausiai visokių siaubekų pripasakojo. Mama, tik kiek Jūratės vaikui metų, kiek man. Nesąmonės kažkokia šneki. Visiems visko pasitaiko, nu. Mes tik norim, kad tau būtų gerai. Na, aš suprantu. Aš irgi noriu, kad jums būtų viskas gerai. Bet ir yra man viskas gerai. Viskas puiku. Neatrodo. Kaip ramiau dar. Savo šitais. Vieną sakinį neatsakiau. Iš karto. Kažką blogai darau. Ir nesigė. Nu, ko mes nesakom. Tiesiog norim, kad būtų gerai, nu. Nepavalgė nieko. Gitana? Žinai ką? Aš dabar labai laimingas. Tikrai? Dabar vat mes čia sėdim. Ir man taip gera. Aš džiaugiuosi. O kaip tu manai? Ir mes visą laiką esam tokie patys. Kaip suprast? Nu tiesiog įsivaizduok. Žmonės miršta ir atgimsta. Ar tu manai, kad jie atgimsta tokie patys, kokie yra ir dabar? Nu, aš nemanau, kad visiškai tokie patys. Tačiau kažkas mumyse gi lieka. O tu manai, kad mes išliksim? Tu manai, kad mes dar kartą kažkada susitiksim? Tikiuosi.